tą duoklį ir paskaitom. Tai jie tikrai jūs girdi, tik tai jūs nematot, kiek mūsų čia yra. Kaip paskaičiuoti? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 žmonių turiu. O, labai gerai. Ok, tada galim lengvai pradėti. Sveiki, laba diena, galbūt kažkam ir rytas. Mano vardas Linas, esu iš asociacijos Socialinis efektas ir mūsų asociacijos tikslas yra šviesti jaunimą, skatinti jų asmeninį profesinį tobulėjimą, nes atvirai tai yra jūsų kaip ir pagrindinis tikslas kol kas, ugdyti save, savo mąstymą. Ir šiandienos veikla yra dalis projekto FACT. Šio projekto tikslas yra skatinti jūsų pilietiškumą, demokratinės vertybės, kritinį mąstymą, kuomet mes kalbam apie naujienas, apie naujienų vertinimą, jų atpažinimą, kas yra melas, kas yra galbūt propaganda kartais ir kas nori jums parduoti idėjas, kurios galbūt nebūtinai jums yra pačios geriausios. Tai va, su manim ir man padėjo šitą renginį suorganizuoti yra Lina, galbūt porą žodžių Linai. Labą dieną, tai labai smagu keliauti iki Alytaus, Šiauliai, Kaunas, Alytus. Ir man yra labai smagu kalbėti šitą temą apie melagienas, apie tai, kas tampa mūsų gyvenimo dalimi. Tai ir pabandysim šitą vieną dalį jūsų paskaitos padaryti įdomią, naudingą ir kad jūs išeitumėt su žinojimu, kad reikia būti labai atidiems. Tai kam bus aktualu dar po šio renginio mes renkam savanorių arba entuziastų jaunimo, kas norėtų būti jaunaisiais faktų tikrintojais, kas reikštų, kad iki vasaros skirti bent 2-3 valandas per mėnesį melagingų naujienų paieškai, jų atpažinimui ir registracijai. Tai toks neįpareigojantis lengvas darbas pasipraktikuoti tai, kas yra aplink mus ir kokios yra naujienos ir jas šiek tiek paregistruoti ir pasidalinti galbūt su mumim arba per socialinius tinklus. Jeigu bus įdomu, mielai įtrauksim, tie, kas bus aktyvesni, pasidalinsiu dar kitom galimybėm, kas liečia nemokamas kelionės ir mokymus užsienyje. Linai, aš pristatysiu vertingas keliones, kur reikia labai mažai investicijų. Arba kartais net visai nereikia, jeigu kažkas. Ok, tai taip trumpai, tada galbūt, Lina, jūs ir pradėsite, ne? Taip, tai labai smagus pasiūlymas ir čia galbūt plačiau gali pasidalinti jaunimas ir su savo broliais seserim, kurie yra mokyklose ir kuriem reikia socialinių valandų. Ar ne? Manau, kad irgi būtų galimybė, kad šita veikla. Taip, o aš tada dalinuosi ekranu, viskuo dalinuosi, rodau skaidrės. Tai mes turim vieną iš renginių, jis yra skirtas kalbėti apie melagienas. Ir melas labai dažnai sieja. Gal atsimenat, koks buvo jūsų pirmas melas? Paklausim ir dėstytoja. Dėstytojai pirmą kartą sumelavote, ne? Nepadariau daug darbų. Savarankiškų laigų neapstatė. Jo, arba jau būdami maži ar ne, meluojam, kad skauda pilvuką, kad paneštų ir taip toliau. Tai tas melas yra mūsų dalis gyvenimo ir melo gali būti įvairaus. Filosofai išskiria, kad gali būti didvyriškas melas, kada yra meluojama kilniais tikslais, nekaltas melas, kada yra meluojama ir panašiai. Tai, melas yra dalis žmonijos ir jau čia per daug. Ir norėjau jūsų paklausti, kiek jūs esate susidūrę su apkalbom? Kiek tas melas apie kitą, norint pajokauti, pašiepti, sukėlė jums įvairių jausmų. Tai nežinau, ar Aušrą girdėsim, jeigu kažką sakys? Turėtų girdėti, ne, Tautvydai? Šnekėkit. Ar girdit? Girdit?
Ar Kažkiek girdit? jo, taip, girdėjau. Garsiau tik tai, nu vyrai, kaip sekasi su apkalbom? Mokykloje, kolegijoje, universitete ar net tos apkalbos virsta į patyčias, kada mes užaugam, jos niekur nedingsta, jos tampa mūsų visuomenės dalimi, tampa mūsų gyvenimo dalimi ir įvykis pasaulyje aplink mato. Tai 20-21 amžiuje melo reiškinys įgavo naujas formas. Propaganda, manipulacija ir yra išskiriama melagiena. Ar galit trumpai apibūdinti, kas tai yra propaganda? Gal kokį ir pavyzdį turit? Kas iš tokių drąsiausių man galit padėti įvardinti? Čia neatsiskaitimui, čia tiesiog kaip jūs suprantat, pasitikrinkit. Sakyk, kad atsiskaitimai, tada aš nekės. Ai, nu tai va, pridės balų. Nu, kas yra propaganda? Ar matot aplink propagandos? Ar esat pastebėję? Propaganda čia, kai gal pati valstybė meluoja savo žmonėms. Nebūtinai meluoja, propaganda gali tiesas. Nemanau. Baudžiau už tiesą. Garsiau tik kalbėkit. Sako, tu tiesą netikstama, bet pasirodo tikros valstybėse taip yra. Apibrėžėt, kad tai yra valstybės lygio ar ne valstybių. Gali būti propaganda, taip. Nu. Kam nors teko girdėti apie sektas, neformalius susibūrimus, kaip žmonės įtraukia į kitus žmonės į tokius susibūrimus. Kaip manot, ką daro sektos? Teko girdėti, kas yra sektos, ar neteko? Reikia propaganda. Savo tiesas jie turi, sako studentai. Taip, teisingai. Ir gal žinot, kaip tos tiesos tampa jų, tiesa, naujų žmonių tiesom? Dalis įdeda dalį tiesos ir dalį melo. Čia nieko nerašo. Dalį nemėžinė, kad būtų faktų, kuris išteikti. Šiaip labai teisingai. Maišo teisybę su melu. Ir antras faktorius nuolatos kartoja. Kuo daugiau tu kažką girdi, tuo labiau tu to tiki. Bet labai geras pasimės, kad maišo tiesą su melu, nes tada yra sunkiau atskirti, kai yra viskas kartu. Lina. Būtent tai propaganda ir yra idėjų ir kitokios informacijos skleidimas, kada siekiam paveikti arba paskatinti tam tikrą požiūrį, elgseną ar veiksmus, naudojantis sąmoningą faktų manipuliaciją. Tai ir yra daug informacijos ir tiesa pagražinama melu arba melas yra pateikiamas kaip tiesa ir propaganda yra išskiriama, kad tai gali būti religinė, politinė ar komercinė, net ir reklama yra priskiriama. O manipuliacija tai yra veiksmas, kurio vienas asmuo siekia priversti kitą asmenį savo norų padaryti tai, ko nori pirmasis ir ko manipuliuojamasis, žinodamas visas aplinkybės, pats savo norų nedarytų. Dabar irgi jūsų paklausiu, ar teko jums manipuliuoti, o gal jūs pastebėjot, kad jumis manipuliavo? Oi, čia neklausia, šitą įvaldė totaliai. Pasakyčiau, Vėl, ar ne? Tai garsiau. Ar girdėjai, kas sakė? Garsiau dar pakartok. Kas sakė? Nesakyti. Atsiprašau, Lina, vežiau čia tarpusavį. Viskas tvarkoja, ar ne? Tai vairios manipuliacinės priemonės vadinamos gudrybėmis ir tikrai tai yra mūsų gyvenimo dalis. Vaikai, tėvai, mokiniai mokykloje, mokiniai kolegijoje, ar ne? Tai daug tų tokių turim dalykų. Galima dar rasti daug įvairių žodžių, apgavystė, apkalbos, sukčiavimas, patyčias kalbėjom, faktų iškreipimas, kaltinimas, gudrybė, melas, ginčas, įtaiga ir taip toliau. Tai mes jų dabar daug nenagrinėsim, o norim išskirti ir daugiau kalbėti apie tas naujienas, istorijas, dėl kurių tikrumo abejojote. Ar teko matyti?
Ne kartą, ar ne? O kur matėt ir kodėl sakot, kad tai buvo netikra? Feisbuke tenka kartais matyti net užpirktus straipsnius, nes ten sponsorių būna parašyta. Ir būna labai neaiškus puslapiai ir paskui daug pasidomint, tai aiškiai, kad ten viskas ir galvota. Ir turbūt gal. Labai smagu, o dabar paprašysim jūs išbandyti Padlet lentą. Ar galite nusiskanuoti QR kodą ir per telefoną Padlet lentoj savais žodžiais anonimiškai įrašyti, kas tai yra melagiena? Ateikit prie kompiuterio. Nesuskanavo. Skanavo? Ten turėtų būti pliusiukas. Pliusiukas. Pustelti. Dešinėje pusėje pliusiuką. Va čia. Pustelit ir tada rašot melagieną ir paspaudžiat. Tiesiog savais žodžiais pabandykite įvardyti. Galit pridėti nuotrauką. Karolis neskleidžia melagieną. Augustas, kuris. Va čia nepatenkinti. Ne, aš paspaudžiau plius ir pamatysim, kaip vertinam, kas tai yra. Nenorime mes turime vien daug kalbėti, kadangi jūsų nematom, tai paprašysim, kad kaip tikri specialistai naudotumėt išmanesias priemonės. Va, šmeižtas, ar negalite ir po kelis sinonimus prirašyti, galite ir pakomentuoti, kur yra dar parašoma. Jo, galite ir komentarą pridėti prie kito, gal jūs nesutinkat, kad, pavyzdžiui, šmeižtas yra melagiena. Galima papildyti, gal ar ne? Na, taip. Šmeižtas, šantažas. Atsimenu, mokyklai mus šantažuodavo kai kurie vyresnieji arba klasiokai, kad duok pinigų ant bandelių ir panašiai, nes čia dabar dėstytoja šantažuoja. Pasakysim, kad nusirašei ir panašiai. Dėstytoja plius savarankiški darbai, šantažas. Tai dar kokią minutę, ar ne? Gal kažkieno rašyti komentarą, jeigu, pavyzdžiui, gal nori papildyti kažkieno. Pavyzdžiui, kas liečia apie naujienas šmeižti kitą žmogų, tai ypač šiuo laikotarpiu yra labai dažna prieš rinkimus, prieš kažkokius ypatingus renginius, įvykius, kuomet žmonių reputacija yra labai suaktyvinta, matoma visur ir panašiai. Reputacija yra labai jautrus dalykas. Ar dar rašot ir viskas? Ar yra kas dar rašo? Aš neklausiu, kas parašė, aš klausiu, ar yra kas dar rašo. Nu, dar pusę minutės palaukim. Ar tik šiaip telefonais žaidžiu? Atimsi? Melagieną. Reikėjo per Facebooką pasijungti. Postas sukurti, tai jie komentuotų. Susirinkam, yra pavaduotojai. Skleidžia dėstytoja melagienas, ne kolegijai telefono nesirenka. Pas mokyklai tokia tvarka. Dar kalbant apie melagienas, galiu parodyti vieną atvejį, kurį turėjau visiškai absoliučiai nesenai. Trumpam išjungsiu kanaliną.
Va. Rodo, mat? O šitą irgi mačiau. Nu, čia tiesiog. Kažkoks Byronas Scottas dalinasi informaciją apie Mikutavičių, kad Mikutavičius mirė ir shop now. Ir matosi, kad sponsor yra. Ką shop now, ką tik per Da shop now, tas toks labai vaidinus gražus. Viena, žinau jums. Gal kokią akimirką atsukit ašą mūsų į mokymus, kad matytume, kiek jų ten yra. Ten nepasidarėm. Tautvydo, kažin, jeigu monitorių pasiektumėm. Išeitų, ateik padėsi tu man. Ne. Tai čia gal pats jisai, kiek gada. Va. O, kitas vaizdas. Aš mačiau, ką aš padarėjau. Į kitą pusę paskui pasuksim. O gal Aušą taip ir palikt ir mums jaukiau? Galim. Ir gal garsas truputį. Paskui į kitą pusę pasuksim. Okay. Tai grįžtant prie melagienų, tai jūs puikiai ir parašėt, kada yra skleidžiama arba sakomi netikri teiginiai savo naudai. O jeigu aš pasidalinau melagieną ir kitas pamatęs, patikėjęs manimi pasidalina, tai aš kaip ir tikiu, kad tai yra tikra, ką pasakė, ne? Tai ir taip plinta tos melagienos. Tikslas yra sugriauti fizinio arba juridinio asmens reputaciją, jam pakenkti ir tikrai labai daug atvejų yra siekiama pasipelnyti, kaip ir Linas rodė tą pavyzdį, kada ar ne, shop now. Yra sąmoningas melas, yra visada tam tikras tikslas ir melagiena yra įvykių iškraipimas kitokia linkme, iškreipta realybė ar tiesioginis melas. Tai jūs ir apibūdinot pagrindinius bruožus. Ir melagiena toliau gali būti propagandos tikslas arba manipulacijos dalis. Kaip galvojat, kodėl mes kalbam apie tas melagienas? Atrodo nieko naujo. Žmogus meluoja visą gyvenimą, propaganda, manipulacijos jau seniai, ar ne, yra nustatyta, naudojama nuo Pirmo pasaulinio karo. Tai kodėl mes dabar kalbam apie jas? Galbūt, kad jos plinta dabar greičiau nei kad niekad. Nes vyksta informacinis karas su viena kaimyninė valstybė. Būtent mes dabar matom, kaip yra svarbu atpažinti tą informaciją, ją patikrinti. Mes naudojamės socialiniais tinklais, mes gyvenam internete ir atrodo kitas sykį žinutė, atrodo, kad ir nieko tokio, bet jinai taip greitai išplinta ir žala yra padaroma labai didelė, o atstatyti padarytą žalą yra labai sunku. O kuo toliau, tuo yra sudėtingiau jas atpažinti. Dabar galvoju, gal pabandom pasitikrinti naujienas. Yra labai geras tas tukas. Gal aš ekrane parodysiu. Aha. Pabandykim. Kuri antraštė yra netikra, kaip jums atrodo? Pramogų pasaulio antraštė, kuri yra netikra? Ar matot? Man tai čia jos, kai aš dariau, man visos netikros atrodė. Balsuokit. Kas už pirmą? Man tas mane tai visos Vienas. netikros. Kas už antrą? Tuščia. Kas už trečią? Vienas tik tai buvo, viena ranka už pirmą naujieną. Tai gerai, bandom pirmą. Ne, žiūrim, čia yra tik tais 5, toliau čia verslo naujienų antraštė, kuri yra netikra. Tiek man nuverstas nuo sosto Kinija turi naują turtingiausią žmogų, karantinas atvėrė kelius naujiems verslams, pradėkite savo su labai maža investicija. Tokių skaičių Lietuvoje nebuvo matyti jau 10 metį, atidėta tragedija ar pagalba verslui.
Antras sako, Antras, pavadingas. gerai, palikim, pasižiūrėkim, čia tiesiog va, parinkti pavyzdžiai sporto naujienų, nes ar ne tos melagienos, jos plinta įvairiose srityse, įvairiais tikslais. Tai gali būti ir konkurentų, o gali būti kitas sykį ir juodosios technologijos naudojamos, kad kalbėtų. Nu, pirmą, antrą, trečią. Trečia sako, Negirdėjau, kad belarusai žaistų kur nors. O čia jau rodo, kad tai buvo antra vis dėlto, tai anos viskas gerai buvo, jau čia rodo, kad į trečią rinkaus, kad antra. Pirma bus, nežinau. sako pirma. Nu ir paskutinė. Politikos, kurie. Kur pinigai. Na, kaip manot? Ar viskas tikra? O gal čia vis apgavo, gal čia viskas gerai? Antras sako. Antra. Nes yra vadybės valdo šitą dalyką. Rašo, kad mes užkibom. Tai pagal viską mūsų tiktais viena buvo netikra melagiena, nes mes kiek bandėm, tai va, iš karto čia rodo, jeigu neteisingai, ar ne, pasirenku, iš karto rodo. Tai mes tik tais vieną praleidom, ar ne? Šita, man atrodo, buvo. O daugiau viską atpažinom. Tai labai šaunu, kad matot, atpažįstat, sustiprink imunitetą, tai yra Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos inicijuota svetainė, kur yra pateikiama informacijos, irgi galit pasiskaityti, pasižiūrėti, o dabar grįžtam prie debatų ir pabandysim paanalizuoti, pasižiūrėti, kokios yra žinios ir kas bendra ir kaip mes atpažįstam melagienas. Prieš kokį mėnesį, kaip tik ruošiantis socialiniam tinkle Facebook'e, kadangi aš esu iš tos auditorijos, kuri Facebook'u naudojasi, bet man atrodo ir jūs irgi kur būnat, irgi randat tokia žinutė buvo. Kas čia yra? Delfi.lt.com. Taip, ką matot, ką vertinat? Taip, kad šaltinis yra neaiškus, ar ne? Ja, grupiai paskelbta. Taip. Labai taikliai pastebėjot, kad naujienų portalai jie skelbia pas save ir ar ne, kad įvairiose grupėse skelbiamos žinutės jau yra įtartinos. O ar atrodo tikra šita žinutė? Dabar jūs iš karto kritiškai vertinot, ar ne? Pamatėt, kad grupėje pateikta ir netikras šaltinis. O dabar kuo šita žinutė yra panaši į tikrą naujieną? Ar jinai atkreipia jūsų dėmesį? Kas nesiniai pagalvojo? Kur ne? Ar žinoma veidą, ar tas asmuo matomas? Žinomas? Jo, jis neįtemo. Lyg matytis, bet aš tai nelabai įsivaizduoju. Iki gal kaip tekstas parašyti. Tai būna trumpas žodis, dvitaškis ir paskui pristato. Šiaip tas televizijas, aš televizijas nežiūriu. Tai dabar gal tik atkreipi dėmesį paprastai, tai jeigu Facebook'e tai labai tikrai sąžiningai skaito tuos tekstus, kai per Facebook'e. Aš tai spausdams, Ne, tai išspausdam, tai taip, bet jeigu va tik tai brauki pirštu, tai ir labai, kaip pasakyti, ar labai užkliūna. Socialiniuose tinkluose benaršydami mes apie 2-3 sekundės užfiksuojam dėmesį ir tiek užtenka, kad toliau mes arba į apačią nueitumėm, arba užkliūtumėm
ir spusteltumėm. Tai sakykit, jeigu va tokią naujieną matytumėt 2-3 sekundės, ar jūs toliau spaustumėt, jūs sudomintų, suintriguotų? Nes tas vidury matomas žmogus, tai yra Mickevičius, vardą toj patikrinsiu, iš radistų. Užkrito. Rolandas, taip, Rolandas, ar ne, tai yra žinomas žmogus. Toliau kitam fone yra matoma, ar ne, kažkas tragiška ir antraštė. Kad tai yra tragedija, ar ne? Stepukonis ar pavardė žinomas Stepukonis? Tai ne tas, kur pavogė. Taip, žaizdos. Taip ir frazė, kad visi artimieji buvo sukrėsti, jokių mylimas sūnus nemegyvas. Ar emociškai šita žinutė yra paveiki? Jūs, manau, nespaustumėt, ar ne? O kaip galvojat vyresnio amžiaus? Jūsų tėvai, seneliai, tetos ar spaustum? Tetos tai tikrai. Tetos tai, manau, tikrai spaustų. Nes vis tiek jos yra jautresnės moterys paprastai. Ir galbūt smalsesnės šiek tiek, ta prasme, vis tiek naujiena, pletkas, yra ką aptarti, kažkur ar darbo aplinkoje, su draugėm, draugais, giminėjim. Taip, tai ar ne, yra aktualijas, Stepukonis, tai yra, čia irgi kaip prieš mėnesį, tai buvo ant bangos kalbama ir labai diskutuojama, žinomas veidas, ar ne, vėl, ir jausmai. Tai būtent užtenka kelių sekundžių, kad mes toliau arba nueitumėm, arba užkiptumėm. Ir toliau mes galim pasidalinti, platinti kitiem, arba koks gali būti scenarius, kas vyksta, kada paspaudžiam ant melagienos. Aš čia nespaudžiau, nežinau, kas būtų buvę, bet pasakykit, kokie galimi scenarijai, kokia jūsų patirtis. Tai turbūt kažką siūlys pirkti. Taip, gali siūlyti pirkti. Dar kas gali būti? Virusas. Paprašyti labai tokių informacijos apie tave. Taip, prašyti, pateikti duomenis, ar ne? Taip, tai gali būti daug įvairių nukreipiamųjų dalykų. Kita žinia buvo tokia. Kas atkreipia jūsų dėmesį? Ar kažkoks net nelietuvis dalinas? Tai jūs iš karto jau kritiškai vertino. Dalinasi nelietuvis, taip, bet va čia www.delfi.lt jau kaip ir šaltinis patikimas, ar ne? Dešiniai pusėje, ar šitas matytas yra asmuo? Kaimynas. Arkadėlinas sakė kaimynas. Kaimynas jūs, ar ne? Dabar, kokius matom čia atributus, kurie sustiprina pateikiamą žinutę ir žinutės emocinį foną? Čia va, šitas simbolis, ar ne, ir šitas asmuo, tai yra tikriausiai konstitucinio teismo, ar ne, teisėjas, aš net netikrinu, ar čia tikras ar netikras, bet vėl, ar ne, yra matomi atributai, kurie irgi atkreipia dėmesį, kad mes toliau spusteltumėm. Nes visai smagu yra pirmam sužinoti, pasidalinti, paskambinti, pranešti kaimyniai, ar ne? Tai kas nutinka, kad mes ir žinodami apie tuos pavojus, bet vis tiek spustelim ir nueinam ir tada ten prarandam duomenis? Kodėl vis dėlto tos melagienos plinta ir žinodami mes vis tiek, karts nuo karto išsiduriam? Prastas moderavimas, sakyčiau. Reklamų, postų, parduoda. Taip. Bet yra taip, kad technologijos tobulėja ir atrodo, kad apsauga irgi didėja, bet ir
tie žmonės, kurie kuria tas melagienas, jie irgi tobulėja ir dabar norim paliesti dar vieną žinią. Tikiuosi, man čia pasipildys. Noriu, kad jūs... We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Total and complete dipshit. Now, see, I would never say these things. Kaip jums atrodo, ar šitas žmogus žinomas? Kaip galvojat? Ar tikra, ką jūs dabar matot? Deepfakes. Kodėl? Matosi akys tokios kaip stiklinės, netikros. Aha, dar ką matot? Distorts. Someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward, the age of information, is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Tai yra pavyzdys, kada yra pasitelkiama įvairios technologijos ir yra netidžiam žmogui, tai ar ne, pateikiama kaip tikrai kaip naujiena yra patikima. Kaip vadinasi šitas reiškinys, šito trečio pavyzdžio? Deepfake. Taip, tai yra deepfake. Ar teko susidurti, ar teko matyti ir girdėti? Jo. Tai sakykit, pagal kokius ženklus mes į ką turim atkreipti dėmesį, kad įsitikinti, ar tai yra tikra, ar vis dėlto tai yra klastotė. Minėjot, kad akys netikros, ar ne? Stiklinės. Į ką dar žiūrim? Kas dar nebūna tikra ir... Lūpos. Lūpos, taip. Tai yra nesinchroniniai judesiai arba vėluojama. Dar kas? Šiaip per lėtai rodo. Nevaskai, Čia gal, nes Gali būti ir ten, ir ten. pats jo turi išgėrti. Dar kas kelia abejonės? Atsiranda tokie šitie artefaktai vadinami. Tai praktiškai... Kaip čia dabar jau aiškinam šitą dalyką? Angliškai. Montažo žymės? Kaip? Montažo žymės gal, kad kartuotų. Tai yra montažo žymės, ar ten pasikartojantis distorcijos, tam tikros, netikros. Dabar šitas gal. Kartuojasi kažkas. Na, čia gerai padaryti ir jeigu per televizorių rodytų, tai niks net pažins. O gero, kad taip. Ir pavyzdžiui, vienas yra trūkumas dirbtinio intelekto, tai kad kažkodėl dirbtinis intelektas net pažįsta ir negali tinkamai sufokusuoti žmogus pirštų. Būna, kad šeši pirštai, bet, pavyzdžiui, susiliejusi ten ranka būna, taip pat jeigu irgi, bet video neturi rankų pirštų, irgi galima skaityti kaip, galima į tokį abejotiną variantą. Ir trumpai, aš irgi iššoksiu, noriu pasidalinti vienu įrankiu, kuriuo mes naudojamės kaip įmonė, informacijai
turiniui kurti. Pavyzdžiui, truputį peršoksiu, turim vieną įrankį, kuris vadinasi Descript. Ir aš jį dar ties išsibandinėjau, bet, pavyzdžiui, čia yra tekstas paimtas iš vieno iš mūsų projekto apklausos. Ar Linai nori dalintis ekranu gal? Taip. Kada ar ne, va, ta gili pastoja yra naudojama filmuose ir taip toliau, atrodo viskas ir gerai, ar ne, šaunu, bet kai tai persikelia ir turi negerus tikslus, tai mes turim būti atidus. Va, pavyzdžiui, šitas įrankis turi mano balsą. Survey was sent to you as the expert in the field of fake news. The purpose is to define which measures should be improved and strengthened to fight against the jabber news. Participation in this survey is voluntary. Please note that this is an anonymous survey, but if you would like to get in touch with us and be informed about the results of this jabber and the project, leave us your email at the end of the module. Thank you. Va. Realus pavyzdys, kaip kažkas turėdamas mano balsą, tarkim, 10 minučių, gali sukurti, pavyzdžiui, balso skambutį įrašą, kada aš kažką teigiu ir sakau. Tai būtent yra realus pavyzdys. Na, pavyzdžiui, nuotoliu pristatant kažkokį darbą, kada jaudinasi studentas, gal ir visai gerai ar nenaudoti tokią technologiją. Taip? Tai turim ir privalom, kaip atpažinti deepfake, mes kaip ir kalbėjom. Tas yra labai svarbu, kad mes tikrintumėm, ką mes matom, kad nesidalintumėm. Ar teko girdėti apie Google tikrinimo įrankį? Ar žinote kažkuriuos metus? Ne. Tai vėl, kuo mes daugiau tikrinsim, kuo gerai. Ir tos melagienos jos gali būti suktos, kad gali tikinti nesuklėtumus pačius atidžiausius. Tai mes turime peržiūrėti, tikrinti atidžiai. Jeigu atkreipia mūsų dėmesį, tai atkreipti į tuos momentus, kuriuos šiandien analizuodami šitos pavyzdžius jūs ir atkreipėte dėmesį. Ir labai svarbu, kad melagienos neplistų pasidalyti šitą žinią. Ir dabar jūsų paprašysim, kad jūs pateiktumėte minčių, kaip galite stabdyti melagienas, ką turi daryti vyriausybė ir kitos suinteresuotos grupės, tai irgi paprašysim, kad nuskanuotumėt ir pateiktumėt savo idėjas, va kelias minutės, kiek dar turim iš 45 minučių vienos jūsų paskaitos dalies. Jūsų įžvalgos ir Linas projekto metu toliau su 9 partnerės, ar ne? Taip. Tai toliau vystydami šitą tarptautinį projektą, ką gali daryti, kad tos dienos neplistų. Ir dar papildyti prie to, ką sakė Lina, jūsų mintis ir pasiūlymai yra labai įdomus. Nes mes susumuosime tas idėjas mintis ir realiai rašysime dokumentą politikams kaip rekomendaciją, ką jie turėtų daryti, veikti, įgyveninti, kad aplinkoje aplink mus būtų kuo mažiau to melo, propagandos ir melagingos informacijos. Tai tiesiog porą minučių būtent, jeigu jūs būtumėt prezidentai, politikai, ES parlamento parlamentarai, ką jūs darytumėt, keistumėt, kad būtent šitą situaciją pagerėtų, nes manau visi sutinkam, kad jinai nėra tobula. Ir vėl tobulėjant technologijom, vėl mes irgi turim būti gudresni ir kiekviena mintis gali būti vertinga. Tai galbūt po vieną kokią trumpą žinutę gali būti ir kelios žinutės, ką turi daryti. Čia, nežinau, dėstytojos nebegirdžiu, ar gyva? Taip. Tai dėstytoja, prašom ir jūsų. Ar nuorodom pasidalinkit, kur tikrai gali būti?
Galit ir žodžiu išsakyti, jeigu sudėtingiau, ar nesirašo. Galiu aš prirašyti, kad Linas turėtų ką su kolegomis partneriais toliau aptarti. O kol galvojat, ar smalsu su kokiais įrankiais yra kuriamas deepfake, deep voice ir visa kita? Iš techninės pusės gal teko domėtis? Balsą galima naudoti 11 Labs. Authentic balsą. Negirdėjau gal. Ar girdėjai, Lina, ką sakė? Deep Miles kažkas buvo įvardinta, ar ne? Ne. Koks 11 Labs? 11 Labs, sakė. Balsai. Okay. Ko gero, dirbtinio intelekto kažkokias programėlės atranda. Čia tik laiko ir labai daug noro, man atrodo, dar šiandien dienai. Matau, pasiūlymas yra stabdyti naujienas, jų čekinimas ir panašiai, bet kaip galime padaryti, kad žmonės lengviau pasiekti tuos įrankius, kurie yra jau sukurti tų faktų tikrinimui? Ką jūs darytumėt ar keistumėt? Kaip žmonėms pasiekti tuos įrankius? Nes jų yra tikrai. Tai reklamuot kartu, kaip skleidžia melaginas, taip skleisti įrankių reklamą. Šalia. Apšviesti, manau, turėtų labiau visuomenė būti pati. Mokyklos dėstyti. Ok, reklama mokyklose, labai gerai, kas dar? Kaip, pavyzdžiui, pasiekti žmonės kaimuose? Kaimuose, kad jie patys subėgtų. Tu nereikia. Patys, galima. Turim kalbėtis apie tai, šviesti visuomenę, kito kelio tai nebus. Pripras. 10 kartų apsigalvoti, tai būtų tą nebeskaustų. Bet jeigu jūs kada papulsit į melagienų tinklapį, pavyzdžiui, būsit ar ne perspektyvus startuolio vadovas ir papulsit, tai gal nebus taip smagu? Iš klaidų pasimokys? Bloga reklama irgi reklama. Na tai vėl tai irgi viskas priklauso nuo požiūrio. Palaukit, kol neatras. Taip, tai ką, ačiū už jūsų dėmesį. Jeigu dar turėsit, galit papildyti arba per dėstytoją. Tai šiam kartui liktais tiek. Linai, gal dar jūs norit ką papildyti? Tik tais padėkoti už aktyvų dalyvavimą ir kad dauguma buvo vyrukų, nes mano praktikoje aktyviausios yra merginos, tai labai smagu matyti vyrukus diskutuojant. Ir jeigu kils minčių įsitraukti į tokį arba panašius projektus, visada galite rasti mūsų Facebook'e, socialiniuose tinkluose, Instagram'e, vadinasi Social Effect Network. Ir mes dalinamės galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje stažuotis, mokytis ir tos galimybės yra finansuojamos Europos Sąjungos. Jeigu įdomu, visą laiką galim komunikuoti ir bendrauti. Tai čia galima ir dėstytojas Aušros klausti, aš dar parodysiu pasidalinsiu skaidrę, ieškokit ar ne network efektą to ženkliuko. Tai ką? Ačiū tada už jūsų laiką. Trumpai, ar buvo įdomu, ar vertinga buvo? Geriau negu dėstytos paskaita, ne? Drąsiau. Taip ir daug kas buvo žinom. Tai vėl, kada mes apie tai kalbam ir atkreipėm dėmesį, mes vienaip vertinam, o kada tai įsimaišo į visą informacijos srautą, tai turim būti dar atidesni ir padėti jautresniems, vyresniems, ne, kurie tikrai yra smalsus ir gali pasimauti. Padėkoti. Ačiū Jums. Ačiū Jums irgi. Gražių švenčių linkėsim, gražaus savaitgalio ir gero darbo likusio.
Va, dar atsisuku, kad aš tai jūs į auditoriją, aš va tuoj pareisiu, pasijunkit kompiuterius ir aš tuoj pat grįžtu.